Taigi treneriai pralaimėtos rungtynės svečių komandai iš Rusijos ir trumpai pakomentuokit jas. Rungtynės vyko taškas į tašką, bet geriausios komandos yra tos, kurios žaidžia gerai lemiamais momentais, o lemiamų momentų varžovų charakteris buvo dvigubai stipresnis, to pasekojo ir šventėje pergalė. Marijampoliečių komanda pataikė itin žemų procentų, ar tai galima nurašyti nuovargiui? Ne, varžovai lygiai tiek pat rungtynių žaidžia, lygiai tos pačios sąlygos. Taip pat paaiškinčiau labai silpnų kamulio vaikščiojimų. Šiandien vyrai nesidalino kamuolių. To pasiekojo išsimesdavom labai sudėtingus metimus. Surguto komanda pataikė kelis sudėtingus metimus. Ar tai sėkmės reikalas? Kaip gynyba leidžia, taip varžovai ir meta. Šiandien mes leidom varžovam išsimest tuos metimus. Jie yra snaiperiai, jie meta taikliai 11 įmetė. Tai natūralu, kad ta pasyvia gynyba pasinaudoja.